Labadiena, mėly klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Viktorija. Šiandien mūsų klausotės ne veltui. Su jumis speciali laidų serija skirta Tarptautiniai retų ligų dienai paminėti. Retos ligos lydi žmonėje taip pat seniai kaip ir įprasti sveikatos sutrikimai. Tačiau išskirtinis dėmesys į jas atkreiptas tik pastaraisiais dešimtmečiais. Pirmą kartą retų ligų diena buvo paminėta 2008 metais vasario 29 dieną. Retą dieną, kuri būna tik vieną kartą per 4 metus. Šiuo metu retų ligų diena minima kiekvienais metais paskutinę vasario dieną. Apie retų ligų apibrėžimą, svarbą ir kitus svarbius aspektus šiandien pakalbėsime su mūsų laidos viešniomis. Tai yra Kauno klinikų retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinio centro vadovė, vaikų skubios pagalbos gydytoja, mokslininkė, profesorė Lina Jankauskaitė. Sveiki. Sveiki. Ir Kauno klinikų retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinio centro koordinatorė, gydytoja vaikų endokrinologė, docentė Rūta Navardauskaitė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmas toks apšilimui galbūt klausimas, kaip jūs pradėjote domėtis retomis ligomis? Ačiū, Viktorija, už tokį pristatymą ir už šitą klausimą. Tikriausia tiek aš, tiek Rūta neleisiu meluoti, kad kai studijuojame medicinos studijose ir tiek pediatrijoje pačioj, tai susidurėme su tais retais atvejais. Aišku, tuo metu, kai aš studijavau, gal tai buvo mažiau identifikuojama kaip tokie, neaiškus atvejai, įvairiais keliais būdavo einama, tačiau to būdavo. Ir kuo daugiau, sakykime, tos informacijos, tuo įdomiau būdavo analizuoti, aišku, pagalba, padėti, ypatingai jeigu pavykdavo išaiškinti tos atvejus arba kažkaip padėti vaikams ir tėvams, tai būdavo tikrai labai įdomus atvejis. Ir tas kelias, toliau ėjo visoks ir prieš 2 metus teko perimti vairą retų ligų koordinacinio centro ir tiesiog, giliau pažinti šitą sritį, gal daugiau ne iš pačios klinikinės pusės, bet iš pačios tokios logistinės, administracinės, sisteminės pusės, kuri yra gan kitokia ir gan sudėtinga, palyginus su, sakykime, kitomis sritimis medicinos ir sistemos medicinos sritimis. Aišku, jinai persipinanti ir tai įdomiausia, greičiausia mūsų koordinaciniam centrui. Rūta tikriausiai pridės, kaip jinai pažino šitą sritį ir kaip susipažino. Aš labiausiai susidomėjau retomis ligomis būtent rezidentūros metais, kai tik įstojau į vaikų endokrinologijos rezidentūrą, buvau pakviesta dalyvauti tarptautiniam projekte, kai dar Kauno klinikose buvo labai ribotos galimybės atlikti genetinės analizės, tai būtent ar dalyvaujant tarptautiniuose tyrimuose buvo galima prisiliesti prie to, ir žinoma, kai pakliūdavo su retomis ligomis sergantis pacientai, jie tokie įdomiausi, ar ne, kaip grietinėlė nuo grietinėlės. Ir iš tikrųjų jauną žmogų ypatingai įtraukia toks unikalus atvejis, galbūt kažkas pirmą kartą, toks visą laiką norisi kažką įdomaus ir naujoviško daryti. Tai nuo jau senų laikų. Galim sakyti, pagal mano gyvenimą, tai man nuo senų laikų. Turbūt mūsų klausysis ne tik tai medicinos srities atstovai, bet ir kiti žmonės. Galbūt reikėtų pradėti nuo apibrėžimo, kas vis tik yra ta reta liga. Taip, tai apibrėžimas, aišku, labai aiškiai apibrėžia skaičiais, bet tai irgi kintantis dalykas gal valstybės mastu iš tikrųjų, nes vienos ligos, sakykime, daugiau vienose valstybėse paplitusios negu kitose. Tačiau, tai greičiausiai yra 1 iš 2000 atvejų arba, sakykime, 5, jeigu kalbam apie retas ligas iš 10 000, bet kalbam dar ir apie ultraretas ligas, kurios gali būti vienas atvejis Lietuvoje arba vienas atvejis arba 4, pavyzdžiui, atvejai pasaulyje. Tai tas apibrėžimas toksai, aišku, jis yra konkrečiai, kadangi nuo to priklauso, kaip mes įvardinsim tą ligą, tačiau irgi kinta pagal valstybės. Įvardėjote, kaip pradėjote domėtis retomis ligomis, gal Rūta galėtumėt papasakot, paaiškinti, kuo vis tik svarbios tos retos ligos, nes atrodo tik tai vienas atvejis, 2, bet mes visi turime žinoti, tai vis tik kodėl.
Retos lygos ypatingos tuo, kad ne visi gydytojai dirbantis su apskritai medicinos sektorėje gali žinoti tam tikrą lygą. Dažnai reta lyga yra ne vien tik tai pažeidžianti vieną organų sistemą, bet ir kelias, tai reiškia reikalinga gydytojų kelių specialybių komanda, ar ne? Ir tuo pat, kad retos lygos, kaip ir Lina jau minėjo, būna tik keli atvejai pasaulyje, ne visada galima prognozuoti ateityje, po kiek metų išsivystys vienoks ar kitoks simptomas ar sindromas. Būna ligų, kurios dėja neturi specialaus patogenetinio gydymo ir reikia gydyti tik simptomiškai. Ir dažniausiai tai būna lėtinė liga, pažeidžianti, kaip sakiau, keletą organų sistemų, dažniausiai prasidedanti vaikystėje ir lydinti visą gyvenimą. Ir dėl to labai svarbu didinti žinomumą tarp gydytojų specialistų, išskirtinį dėmesį būtent dėl gydymo, nes jeigu tai reta liga, reiškia, mažai pacientų bus gydoma atitinkamais vaistais, reiškia, gydymas dažnai bus labai brangus ir pačiam pacientui be valstybės paramos nebus įperkamas. Aš tai dar galėčiau pridurti dar vieną momentą, kad šiaip tų ligų bendrai tai yra jų daug. Ir tai nebūtinai ligos, kurias mes pastebime, arba net ir žmonės kartais nesupranta kažkoks simptomas, kuris yra labai menkas, kokybės gyvenimo neįtakojantis ir jie net gali nesikreipti visą gyvenimą, turėdami retą ligą. Todėl ne tik specialistai, bet ir, sakykime, šeimos gydytojai, pediatrai, kurie susiduria kiekvieną dieną, jie tikrai per savo gyvenimą pamatys retą ligą. Vieną ar kitą. Čia tiek mano praktika skubioj pagalboj, mes matom gal kaip 3 lygio ligoninė daugiau tų atvejų, bet ir skubioj pagalboj, jeigu pacientas gyvena kažkur, toliau rajone, tikrai pirma vieta bus kažkuris skubios pagalbos skyrius. Jeigu, sakykime, turi šeimos gydytoją, tikrai pirmas kontaktas bus šeimos gydytojas. Tai tų ligų yra nemažai, jų daugėja, jų yra apie, įvardintų tokių kaip 7,000 ir genetikai gerėjant, jų tikrai daugės. Ir daugės identifikavimo, tai panašu, kad tikrai kiekvienas medikas, ar tai bus gydytojas ar slaugytojas, susidurs su tuo. Aš dar norėčiau papildyti Liną, kaip jinai sakė, kad visgi, nors tai retos, bet būna, kad susidaro tam tikros grupelės pacientų ir galim pasidžiaugti, kad yra besivienijančios pacientų organizacijos, kurie vienas kitu gali turėti tokios savitarpio pagalbo grupės. Man pačiai iš endokrinologinės pusės tenka kuruoti Ternerio sindromo asociaciją, ar ne, Lietuvoje yra netoli 100 sergančiųjų moterų būtent Ternerio sindromu. Prader-Wilio sindromas, beveik 30 pacientų, ar ne, jie vienas kitą būtent skirtingais gyvenimo etapais gali padėti, paremti, kokie gali būti simptomas manifestuoti kokiu laikotarpiu ir padėti galbūt rasti gydymą tinkamą. Ir kaip vystysis ta liga, nes kartais sunku, pavyzdžiui, jeigu 4 atvejai, tu gal juos pažįsti kaip vaikus ir paskui neaišku, kas bus už 20 metų, tai tas toksai dalinimasis tą informaciją labai svarbus. Ir iš tikrųjų, jei galima dar pasidalinti tokiu gan savotišku atveju, viena pacientė iš Prader-Wilio sindromo asociacijos buvo sanatorijoje, ir netoli bebūnant atpažino kitą mergaitę, kuriai jau 15 metų ir ta liga buvo net pažinta nuo kūdikystės, ką dabar atpažįstam. Ir jinai pakvietė į Prader-Wilio asociacijos susirinkimą, paskui nukreipė atitinkamai endokrinologui, buvo diagnozuota liga ir galima atitinkamai pagal gyvenimo tarpsnį pritaikyti vienokį ar kitokį gydymą. Tai tiesiog pacientai patys įtraukus ir, kaip sakyt, pagelbė kitiems žmonėms. Tai pagal jūsų pasakojimus išplaukia toks kitas galbūt klausimas, kokia yra retų ligų centro būtent idėja ir veikla. Kažką paminėt, bet gal kokia būtent pagrindinė idėja būtų? Tai idėjų daug, aišku. Centro pati veikla, daug kas supranta, kad mes dar ir gydymo veiklą turim
bet mes tokios veiklos nevykdom, mes vykdom daugiau tokią kaip administracinę veiklą, koordinavimo veiklą, sakykime, pačių centrų, informacinę, renginių organizavimo. Na, čia gal tokia tik tai šalutinė jau renginių, bet pagrindinis dalykas, na, sakykime, susigaudyti tuose sisteminiuose, teisiniuose labirintuose kartais būna labai sunku, netgi ir patyrusiems specialistams, nes viskas keičiasi, taip pat vaistų, sakykime, gavimo ir kitose problematikose. Tiek, aišku, niekados nenuleidžiam rankų, jeigu pacientas kreipiasi į mus, nors mes tiesiogiai gydymo kažkokių paslaugų netikėme, tačiau galime irgi konsultuoti, pas kokį specialistą galbūt kreiptis, jeigu pradinis atvejis būna. Kitas momentas, organizuojam geresnę prieigą prie specialistų ir aišku, stengiamės visomis išgalėmis ir patiems specialistams pagerinti sąlygas, kad, valstybiniu mastu yra įvairiai, nesakysiu apie mūsų sisteminės spragas, nebent paklausite. Tai esmė tokia, kad viduj mes irgi palaikomi administracinio vieneto. Iš tikrųjų, mes galime daug jiems irgi suteikti ir šiek tiek laiko prailginti konsultacijom ir kažkokį skatinimą duoti. Dėl to, kad šitie pacientai, nereikia suprasti, kad kiti pacientai nėra svarbus, bet šitie pacientai reikalauja kitokių išteklių, reikalauja kitokio laiko ir ilgesnio dažnai laiko, nors kiekvienas pacientas nori daug laiko, bet šitie pacientai dažniausiai, kaip ir Rūta minėjo prieš tai, kad tai yra daug sistemų pažeista, tai jiems reikia tikrai daug laiko skirti ir apklausai, ir apžiūrai, ir, sakykime, paskirstimui, ir tyrimui, išanalizavimui. Dar vienas dalykas, jeigu tai yra pradinė diagnozė, įsivaizduokim, tai yra tiek išaiškinimas, pačios diagnozės, ligos, kur kreiptis, ką toliau daryti. Dažnai reikia tikrai pačiam gydytojui, pačiam pradiniam būti ir psichologu, nes jeigu diagnozė išgirsta, ne visada būna tai labai linksma žinia, taip, nors reta liga pacientui dažniausiai palengvėja, vien dėl to, kad tai yra ilgas kelias iki diagnozės, tai tas žinomumas tikrai duoda tam tikrą, įgalina juos toliau siekti, sakykime, arba organizacijos pagalbos, bendrauti su kitais pacientais, net su europinė, sakykime, organizacija. Užsiminėte, kad padedate pacientam, patekti pas specialistus. Esu girdėjusi ir iš savo praktikos, kad yra tokie žalieji koridoriai. Turbūt daugelis, kas klausosi ir yra nesusiję su retomis ligomis, labai skamba mistiškai. Bet gal galėtumėt pakomentuoti, kas tai yra, kaip tai veikia? Buvo sudaryta tokia sistema, palaikant Kauno klinikų administracijai, generalinių direktoriui, kad pacientai sergantis reta liga neužstrigtų gydytojo vizito laukime. Ir pacientai sergantis reta liga pagal Orfa.net kodavimą, Orfa yra našlaitis, buvo prigretinama, kad retos lygos yra kaip našlaitėlinės, ar ne, niekas jų neglobodavo galbūt tais 2008 metais. Tai Orfa.netas yra toksai puslapis, kuris teikia informaciją, kad kiekviena reta liga ar sindromas yra koduojamas atitinkamu numeriu. Ir jeigu, kaip Lina minėjo, kad yra virš 7000 retų ligų, tai kiekviena liga ir turi tą specialų Orfa kodą, kuriuo supažindinam pacientą ir pacientas pateikia šį specialų kodą, registruojantis per Kauno klinikų bendrąjį skambučių centrą, gali patekti pas gydytojo specialistą būtent prioritetinę tvarką ir greičiau nei bendrąją tvarką. Kadangi būtent tiems pacientams dažnai reikia dažnų vizitų ir tai yra būtent tam tikro laikotarpio vizitai, patikros specifinės, tai tai tikrai jiems palengvina kelią. Ir dauguma centrų, jie yra irgi patenkinti tuo, kad yra žalieji koridoriai, dėl to, kad jų pacientai gali daug paprasčiau patekti, sakykime, pas reikiamą specialistą, nes irgi reikia suprasti, kad specialistas, kuris dirba su retomis lygomis, dažniausiai jisai dirba jau ilgai su tomis retomis lygomis arba yra toks, įsigilinęs, kad ir nuo rezidentūros, kad ir jeigu po rezidentūros, sakykime, tik tai jaunas specialistas, bet jisai greičiausia dedikavo savo tą visą laiką. Ir jeigu tas pacientas būtent pateks gal pas kitą, nebūtinai su retomis lygomis susijusi specialistą, tai gali prailgėti tas vizitas ir vėl iš naujo užsivesti tas kelias. Tai geriausia, kad būtent susijėtų, tai tą ir darom. Tas yra tikrai palengvinantis veiksnys.
Arba reikalingas būtent kontrolinis vizitas atitinkamu laiku dėl vaisto pratęsimo, kuris yra specialiai gaunamas ar ne per labai retų ligų būklių komisijos sprendimų, tai taipogi yra labai svarbu, kad neuždelstų, kad nebūtų pertraukimas gydymas, tai dėl to yra svarbu jiems suteikti eilę ir skirti prioritetą. Ir tie specialistai būtent specifiniai, jie tikrai, tikrai mes galim tik tai gerus žodžius pasakyti, kad realiai mūsų koordinacinis centras nieko neveiktų ir nieko neturėtų, tikrai padėka specialistams didžiausia, dėl to, kad jie tą krūvį visą veža ir Kauno klinikos gali būti dėkingos jiems už tai, kad retos ligos čia yra tikrai labai gerai sutinkamos, gerai prižiūrimos ir pacientai yra patenkinti. Na, pamodeliuokim situaciją, ar ne? Tai šeimos gydytojas savo apylinkėje turi reta liga sergantį asmenį ir nori nukreipti specialistui. Ką jisai turi daryti, kokie veiksmai, kaip patekti pas specialistus, ar čia tiesiog išrašo siuntimą ir registruojasi, ar kaip toliau elgtis, tiesiog konkrečiai veiksmus. Jeigu pirmoje grandyje dirbantis gydytojas įtaria, tarkim, duosiu pavyzdį iš tos pačios endokrinologijos, ar ne, gali nukreipti tiesiog vaikų endokrinologų ar suaugusių endokrinologų, tačiau įėjus į Kauno klinikų retų ir nediagnozuotų ligų centro aprašymą yra pateikta kiekvienos klinikos gydytojai ekspertai, kurie turi savo ekspertizę ir domis tam tikromis ligų grupėmis ir pagal vyraujantį patologiją ar numatomą patologiją gali nukreipti pas vieną ar kitą specialistą. Deja, jeigu pacientui dar nėra diagnozuota, o tik įtariama reta liga ir neturi to orfa kodo, dėja negali šito pasinaudoti būtent anksčiau minėta tvarka su orfa kodu. Turi būti diagnozuota, dokumentuota ir tada jau. Sakykime, dėl pačių gal pediatrinių pacientų vaikų, tai yra gal kiek paprasčiau dėl to, kad Kauno klinikų, sakykime, vaikų ligų klinikoje ambulatoriniai grandy yra pediatrai, kurie galėtų priimti tokius atvejus. Jie gal nėra specializuoti retose ligose, bet vis tiek, jau pirminį tokį galėtų nukreipimą padaryti šeimos gydytojas. Su suaugusiais yra kitokie dalykai, tačiau įvairiai būna, sakykime, jeigu ta diagnozė yra neaiški, tai šeimos gydytojai tikrai puikiai supranta, kad galbūt reikia pasitarti su trečio lygio specialistais ir nukreipimą padaro tiesiog ar neurologui, ar, sakykime, tam pačiam endokrinologui pagal vyraujančią patologiją. Ne? Aišku, yra pacientų tokių, kur ir mums skambina ir mes jau ieškom tų sprendimų, ką toliau daryti, dėl to, kad ar mes patys, aišku, negalim nei diagnozuoti, nei gydyti, nei kažką tokio užsiimti, tačiau bandom nukreipti tinkamą linkme, į ką kreiptis turėtų pacientas. Pakalbėjome apie šeimos gydytojus, apie gydytojų specialistus, bet labai svarbi grandis yra pats pacientas, ar ne, šitame visame reikale. Tai ką sergantis reta liga žmogus turi žinoti? Ką turėtų žinoti? Priklausomai, kas yra, ar jau yra nustatyta liga, tai iš tikrųjų jie puikiai, tie žmonės, kurie serga arba tų žmonių artimieji, ypač vaikų artimieji, tėvai, globėjai, jie dažniausiai puikiai viską išmano ir yra dešinioji ranka gydytojo, slaugytojo, sakykime, tiek specialisto, tiek ambulatoriniai grandy, tiek stacionare, tiek ir skubioj pagalboj. Tai jie puikiai žino, kada reikia kreiptis, kur kreiptis. Aišku, visokių atvejų būna, bet daugumoj, jie puikiai išmano, jie yra geriausi advokatai. Jeigu ta liga yra nežinoma, bet pacientas įtaria, kad taip galėtų būti, sakykime, atvejais Rūtos pasakojamas, tai čia pacientas pacientą atpažino iš tikrųjų, bet kartais būna, kad ir pats pacientas, sako, jaučia, kad kažkas yra, jisai blaškosi pas specialistus, nes iš tikrųjų tos ligos, yra paskaičiuota, kiek vidutiniškai, per kiek laiko būna nustatoma reta liga, tai yra nuo 5 iki 7 metų ir tai nėra Lietuvos praktika, tai yra viso pasaulio praktika, tai nepriklauso nuo metodų jautrumo ar nuo genetikos turėjimo, nes Lietuva yra pakankamai išsivyščiusi ir turinti daug metodų diagnozei arba netgi kontaktų tai diagnozei patvirtinti. Tai iš tikrųjų, pacientas irgi su šeimos gydytojo pagalba gali gauti siuntimą, gali gauti nukreipimą ir
Aišku, yra 2 ligoninės, kurios teikia retų ligų paslaugas. Retomis ligomis pacientams sergantiems gali diagnozuoti tas ligas. Tai yra tiek Kauno klinikos, tiek Santaros klinikos. Taip, tai jo teisė paciento rinktis, kur kreiptis, jeigu galvoja, kad yra reta liga. Aišku, ne visos ligos, kurios yra nenustatytos, yra retos, tai reikia pirmiausia apie tai pagalvoti, bet, žinoma, pacientas turi teisę tą irgi tokį kelią kreiptis. Iš tikrųjų, kaip Lina ir minėjo, kad pacientas pats turi aktyviai dalyvauti ir iš tikrųjų dabartinėje visuomenėje tikrai anglų kalba, literatūra prieinama labai plačiai ir pacientai ar jų tėvai geba ją skaityti. Ir iš tikrųjų netgi skatinamas, kad jie dalyvautų aktyviai procese, kad jie aktyviai su gydytoju diskutuotų, ar skiriamas gydymas, ar netgi sužino kartais naujai atsiradusius vaistus. Galbūt tada ieškoma gydytojas ieško galimybių tą vaistą, kad patektų, tarkim, į Lietuvą, ar ne, kad jo kompensacija įvyktų. Ir būna dar ir pacientų, kurie patys, negeba aktyviai advokatauti save patys. Tai galim pasidžiaugti, kad prieš metus buvo įsikūrę asociacija kartu su reta liga, kurie inicijavo ir pati pradininkė ir pati pradžia buvo prieš keletą metų vieno labai reta liga sergančios mergaitės mama. Ir ji tiesiog konsultuodavo pacientus, jų tėvus, sakydavo, mums nustatė vienokį ar kitokį sindromą. Gal galėtumai padėti mums įsiaiškinti, kokie dar galėtų ateityje išsivystyti simptomai, ko mums tikėtis, koks galimas gydymas, ką kreiptis. Tai ta mama aktyviai labai į tuos klausimus atsakinėdavo, sakė, pakonsultavo netgi daugiau nei 1000 žmonių, ar ne? Ir iš tikrųjų paskui džiaugiamės, kad retų ligų būrelis studentų įsitraukė, sudarant tokias analizės, ar ne? Ir iš tikrųjų tai yra didžiulė pagalba, būtent tos pacientų asociacijos, ypač pavienių ligų, ar ne, kurios, 1 ar 2 pacientai jau nesusiburs atskirai, o čia būtent toksai jau didelis susibūrimas. Šiaip Europoje ir apskritai pasaulyje kalbam apie to paciento įsitraukimą ir ypatingai ne tik į pačią klinikinę veiklą, reikia suprasti, kad ir į pačią mokslinę veiklą. Nes retos ligos dažnai labai apsiriboja dar pradžioj mokslinę veiklą ir ypatingai klinikiniam studijom, kurios nėra dar patvirtintas vaistas taip, bet pacientai dažnai suranda tas klinikinės studijas ir Lietuvoje labai džiugu, kad tie pacientai tampa irgi mediciniškai labai raštingi, kad jie patys aktyviai ieško to ir, sakykime, kreipiasi ir važiuoja ir netgi patys gali įtraukti ir pritraukti čia tų klinikinių tyrimų, nes tai yra komandos dalis, kadangi reta liga, jinai niekur neišnyksta, jinai niekur nepasibaigia, taip, tai jie visą tą likusį gyvenimą arba, sakykime, artimųjų irgi, jeigu suinteresuoti artimųjų sveikatą, tai visas tas procesas, tas klinikinis tiek ir mokslinis, tai yra labai svarbus. Ir džiugu, kad jie ir išmano ir bioetikos dalykus, ir išmano, į ką kreiptis ir nebijo kreiptis, ir tą patį samą, sakykime. Ir dažnai, mes irgi matom, kad daug kas įvyksta, kai pacientai patys kreipiasi, kai pacientai aktyviai labai dalyvauja, nes, gydytojo kartais to neužtenka to aktyvumo. Tai labai smagu, kad pacientai tikrai patys įsitraukia ir dar mojuoja man ranką gitarūtą, kad dar nori kažką pridėti. Kad dar bent jau užsienio šalyse pacientai net patys prisideda, kad inicijuotų tam tikrus mokslinius tyrimus ir netgi patys dalinai finansuoja, ar ne, nes reta liga gali ištikti bet kokios socialinės padėties ir ekonominio statuso žmogų ir kurie galėtų suteikti ar ne kažkokį finansinį indėlį, kad tas tyrimas ar vaisto atradimui vystytųsi. Rengia paramos vakarus, tai iš tikrųjų galbūt netgi būtų ateityje perspektyva būtent ir Lietuvoje vystyti šitą veiklą, ar ne, nes iš tikrųjų yra daug paramos fondo, kodėl nenukreipti į tam tikros ligos gydymo fondus. Ir tų ligų, būtent kai mes kalbam, jų yra bendrai paėmus, jų yra daug, tai jie bendrai susivienyje, sakykime, jie tikrai labai daug pasiektų. Nes pavienis, dažniausia tas atvejis yra labai sudėtinga, bet, kompleksiškai tikrai tai įmanoma padaryti ir Rūtos mintis tikrai yra gera.
Na, tikėkime, kad paklausę šios tinklalaidės ir patys pacientai panorės ar ne prisidėti prie įvairiausių veiklų ir net mokslinių tyrimų. Pradžiai minėjau, kad vasario pabaigoje 28-29 dienomis yra minima retų ligų diena. Kiek žinau, tomis dienomis esate taip pat kažką suplanavę, tai gal galima paanonsuoti? Tai žinoma, galima ir norim paanonsuoti, nes tik išėjęs šviežias visas kvietimas. Tai 28-29 dieną mes turime retų ligų dienai skirtą konferenciją, 2 dienų. 28 dieną labiau orientuota į klinikinę veiklą, naujagimių patikrą, kuri yra tikrai, džiaugiamės, kad jau gerėjanti Lietuvoje, ne taip, kad paskutiniai Europoje esame, o jau šiek tiek kažkur į vidurį braunamės. Ir daug yra naujovių, aišku, tame. Ir taip pat apie pacientų norėtume irgi iš paciento perspektyvos ir iš pačio, sakykime, vaistų perspektyvos, retų ligų vaistų teisinės bazės perspektyvos būtent pakalbėti. Pirmą dieną ta diena nėra kontaktinė, tai yra nuotolinė. Antra diena daugiau orientuota į mokslą ir inovacijas. Tai yra mokslo svarba Lietuvoje, kadangi irgi yra tokių iniciatyvų ir Lietuvos tarsi prioritetas yra retos lygos apskritai, retos lygos moksle ir inovacijose. Ir inovacijos, aišku, ir tarptautinės patirtis, tokios pačios ir, sakykime, mūsų mokslininkai ir mūsų prorektorė mokslai dalyvaus ir tos diskusijos turėtų būti tikrai įdomios. Ką galėtume iš bendrų dalykų, kurie yra, pritaikyti retoms lygoms, nes dažnai nereikia kažko naujo išrasti, o reikia tik pritaikyti kitai sričiai, nes ir dažnai būna, kad viskas, kas inovatyvu, tai yra pamiršta kartais sena, arba tas, kas kitai sričiai pritaikoma, yra galima pritaikyti retom lygom. Ta matom labai stipriai, iš tikrųjų. Tai labai kviečiam visus. Tai labai stipriai anonsuojam ir kviečiam 28-29 dienomis. Tik tai dar noriu paprašyti, kad kur rasti visą šitą informaciją, kad ar kas norėtų dalyvauti, kur galėtų rasti, galbūt kas negali dalyvauti, gal kur rasti apie pačias ligas informaciją, informacinius šaltinius. Apie pačią konferenciją, kadangi mūsų partneriai ir padedantis organizuoti šią konferenciją yra portalas emedicina.lt, tai detalesnė informacija būtent emedicina.lt, o apie retas ligas Kauno klinikų internetinėme puslapyje pacientų portale yra paruošti trumpi aprašymai apie tam tikras retas ligas, o skaitantiems angliškai literatūrą gali rasti Orphanet tinklapyje. Tai norime padėkoti gydytojams, kad pasidalinote žiniomis apie retas ligas ir skleidžiate tikrai svarbią žinutę, jog retų ligų nereikia pamiršti, reikia jomis domėtis. Su klausytojas atsisveikiname ir norime priminti, kad jūsų laukia dar ne viena tinklalaidė ir kiti renginiai skirti tarptautiniai retų ligų dienai paminėti. Iki susiklausimo.